Atsižvelgdama į balandžio 29 dieną gautą Lietuvos Respublikos Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimą nusprendžia: pirma, pripažinti Lietuvos Respublikos Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio išrinkto vienmandatėje Kelmės Šilalės rinkimų apygardoje numeris 41 įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui. Skliaustuose paskutinė Seimo nario įgaliojimų diena 2024 m. gegužės 2 diena. Sveiki, mėlėjai, šmikš savaitė ir vėl šeštadienis, vėl su jumis kontroliniai šūviai. Čia girdėjote Petronienės iš VRK pareiškimo apie tai, kad Remigijus Žemaitaitis šią savaitę atsisakė savo Seimo nario mandato. 1, 2, 3 bendrų sutarimų, pas mus viskas priimta bendrų sutarimų. Vyriausybėje viskas bendrų sutarimų, komitetuose bendrų sutarimų ten svarbiais klausimais ir čia šmikš, bet čia yra vienas bet. Žemaitaitis kandidatuoja į prezidento rinkimus. Jisai puikiai suvokia, kad jis jų nelaimės, į antrą turą nepateks, bet prareklamuoti partiją Seimo rinkimams reikia ir ačiū Dievui, nors tiesą pasakius, apie reitingus truputėlį vėliau, bet Žemaitaitis šituo savo ėjimu nušluostė nosį visiems jo mirties trokštantiems konservatoriams, liberalams, laisviečiams, skverneliniams, socdemams, tai yra komunistams, padėjo mandatą ir dalyvaus visuose rinkimuose. Mėlėjai, visa žiniasklaida nuo antradienio, kaip apsišikus tyli, pagrindinės frazės taip ir nebeileisdami į eterį. O pagrindinė frazė, nenustosiu cituoti, ką konstatavo etikos ir procedūrų komisija. Bakas pažeidė valstybės politiko kodeksą. Tai yra aukščiausias kodeksas taikomas kiekvienam politikui. Iš karto automatiškai antradienį turi būti sudaryta apkaltos komisija ir pagreitintų būdu spirti ne tik Baką, bet ir visos šitos pseudo komisijos hebrytę, tai yra Matelį, tai yra Vyšniauską, tai yra Kasčiūnas jau dabar krašto apsaugos ministras, jam apkaltos neįpiešė, jis ne Seimo narys. Taip pat Maldeikį, taip pat Mitalą, taip pat Lopetą, nes Bakas su Šutve pažeidė politiko etikos kodeksą, tai valstybės politiko kodeksą. Tai čia yra dar svarbiau. Čia viskas, čia Bakas po tokios išvados visi jie turi dėti mandatus ir atsisakyti Seimo nario mandato. Deja, aš galvoju, kad nieko to nebus, nes jiems galima pažeidinėti šventovę politiko kodeksą, o visiems kitiems reikia ieškoti subiniai varlių. Teisingumo ministerija ketina kreiptis į Konstitucinį teismą dėl tos pačios lyties partnerystės. Tai, ką mes matome šiuo metu ir teismų bylose, teismai referuoja į tai, kad partnerystės institutas yra neįsigaliojęs. Iš Europos žmogaus teisių teismo praktikos matome, kad valstybės konvencijos narės turi pozityvę prieigą savo teisinėje sistemoje numatyti tam tikrą teisinę formą, kuri leistų vienos lyties asmenims sureguliuoti teisinius santykius, teisiškai juos pripažinti ir apsaugoti. Viskas okei. Kodėl negali būti Saudargo artimas ryšys, kurį Pyšas pavadino UAB? Matai, geriau tegul būna tie vienalyčiai UAB ir visiškai ramu. Tadas Povilauskas pasakė, kad viskas zašibys, o iš tikrųjų kokia yra realybė? Pragyvenimui 354 eurai. Skurstančių daugėja, taškas. Nors valdžia žada pašalpas ir geresnį gyvenimą. Ekonomistai kiti, ne Povilauskas ir Mačiulis, pastebi, kad dabar infliacija mažėjo, kainos nebedidėja, tačiau jos ir toliau yra ko ne 50% didesnės nei prieš kelis metus. Benkunskas pateikė visuomeniai parko vizualizaciją. Kvadratinis pastatas yra Akropolis, čia kažkur, matote, duobė, ten tipo stadionas, o čia mamutai su mamutais. Tuo metu Benkunskas paraleliai net išleido, aš nežinau, jau čia be Go Vilnius. Čia yra holivudinio lygio produkcija, reklaminį klipą ir pats su triuba kviečia visus miestelėnus ir kaimietukus į būsimą Vilniaus mamutų parką.